Sveiki, šiandien parodysiu, kaip pasidaryti tokį kūno šveitiklį. Taigi, ko mums reikės puoduko, mažo šaukštelio, visokių ten kvepalų, druskos ir alyvuogių aliejaus. Pradedam. Pirmiausia, supilkit druską į indelį. Kiek jūs pilsit, tiek ir jums gausis. Man užteks šitiek. Atsukit alyvuogių aliejų ir įpilkit į druską. Pirmą naudokit, man gal jau tiek užteks. Dabar viską išmaišysiu. Jau matos, kad man dar trūks. Jeigu jums apačioje dar lieka druskos, tai jūs ją sukraukit į viršų. Man jau bus gerai. Ir tada papurkšiu šių kvepalų. Ir vėl išmaišysiu. Tai mums jau gavos va toks mišinys. Ir su juo galit plautis rankas. Pirmiausia, susišlapinkit, užsipilkit druskos tos, visą įsitrinkit, susišlapinkit ir taip švelniai nusišluostykit ir rankos bus švelnios. Ačiū, kad žiūrėjot.